Kas nemėgsta svajoti? Ar žmogus gali suteikti spalvų savo svajonėms? Ar mes neturime senų neišsipildžiusių svajonių iš vaikystės? Ar negalia kliūtis svajoti? Aizer yra viena iš 100 000 silpnaregių žmonių Turkijoje. Jos negalia nei įgimta, nei įgyta. Aizer gimė 6,5 mėnesių. Ji neteko regėjimo būdama inkubatoriuje. Jos akių niekas neapsaugojo nuo šviesos. Žmonėms turintiems regėjimo negalią neįmanoma nufotografuoti pasaulio akimis. Tačiau pasakykite, ko neįmanoma nufotografuoti širdimi. Neturėtų būti toks didelis skirtumas tarp mūsų ir jūsų. Mes kiekvienas esame individas. Nemanau, kad kūnas turi nulemti tokius barjerus. Tiesą sakant, kodėl žmonės su negale nepalieka savo namų, yra visuomenės nusistatymas. Neturėtų tai būti. Kiekvienas turėtų žinoti, kad turi lygias galimybės. Skeptiška visuomenės nuomonė apie gyvenimą turint negalią yra daugialypė mįslė. Ar yra kliūčių nevaržomai laisvai gyventi, ar tai tik visuomenės nuostatos? Aš noriu, kad žmonės padėtų, o netrukdytų. Žmonėms gaila neįgaliųjų. Manau, kad žmonės šiuo klausimu galėtų būti jautresni. Aizer muzika domėtis pradėjo dar vaikystėje. Vėliau nusprendė tapti muzikos mokytoja. Aizer yra pirmoji neregė studentė Duče universitete. Ji tapo pirmąja šio universiteto mokytoja ir taip įėjo į universiteto istoriją. Tuo pačiu metu Aizer yra pirmoji neregė baigusi šį universitetą. Šiuo metu ji augina talentingus jaunus žmones ir mes ją labai didžiuojamės. Aizer vis dar dirba Ankaroje. Prieš tapdama mokytoja ji išbandė savo jėgas muzikos konkursuose. Ji įgijo išsilavinimą ir dainavo su įžymiais žmonėmis įvairiuose šou. Štai kaip muzika keitė savo formą. Tada tapau mokytoja ir dabar bandau užkariauti savo vaikų širdis. Kas gali suvaržyti sielą, kuris siekia savo svajonės? Kas jai sutrukdys? Mokytoja Aizer paskambina mums, kad įsitikintume. Girdite? O tuo pačiu kviečiu nusikelti į kitą meilės muzikai istoriją Lietuvoje. Sveiki, esu Deividas. Jau dainuoju iš tikrųjų, jeigu neklystu, apie 3 metus. Ir tikrai esu labai laimingas, kad įsiliejau į šį puikų kolektyvą. Deividas Mankevičius mokėsi groti pianinu. Baigė muzikos bakalauro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jis yra Spalvų orkestro narys. Jis mėgsta groti, kai tik gali. Muzika tai jo aistra. Jis yra tikras, kad rado tai, ko trokšta jo siela. Iš tikrųjų, mokykloje lankiau fortepijono specialybę, o vėliau baigiau studijavau muzikos pedagogiką, bakalauro laipsnį įgijau. Be Spalvų orkestro kolektyvo aš dar užsiimu didžiavimu, groju tiek renginiuose, tiek privačiuose vakarėliuose, tenka pagroti. Ar negalia yra kliūtis mėgautis gyvenimu? Kaip manote? Negi nesišypsote lūpų kampučiais klausydami Spalvų orkestro muzikos? Jei pasidalinsite savo rūpesčiais, jeigu atjausite juos, jeigu suteiksite jiems laimės, jie bus labai laimingi. Mes galime būti kartu, žiūrėti ar matyti. Priešingai, žiūrėti ir nematyti.
Kaip manote, kuriai kategorijai priklausote jūs?